Kala kamuolį į krepšį, štai čia. 6-27 ir J.D. Muila dabar jau norėjo visiškai užbaigti bet kokias. Taip, ir Jonavos ekipa savo sezono tos tikslus, ne tikslus, bet vidurkius. Rydis walk Henry za 3 poena. Agresivno je tu Harding. Henry, težak šut, međutim. Valinskas Naitui, Raunas. Šiandieną buvo su vienu tašku, su juo. Galim laukti čia visai linksmų puolimo rungtynių. Neptūnas arti buvo, perimto kamuolio, jį vėl Jonavoje išsaugo. Į rankas Stankevičius. 2 tritaškius jau pataikė Šiaulių krepšį. Karaliaus Mindaugo Taurės turnyro grupė. Duotas kamuolys Henningsonui. Užtvarą pasiūlė Slavinskas, keitėsi gynybo Gargždai, Griciūnas kažkiek. Pirmasis. Ir jeigu dar yra vietos stebuklui, dabar reikia. Visus 3 taškus jis pelnė baudomis. Žaidimo tuščias. Henrio blokas Valinskui. Žaidėjai taip pat palieka, tai manau, kad vis tiek esant Stepanui Babrauskui kaip treneriui ieškos kažkokių naujovių, naujų galbūt. Susirastos ir dvie, čia Bastikas perima, dar kamuolį beveik perima ir vis tiek Henrių laisvės krepšio ir... Prieši perimti kamuoliai. Agresyvus gynyboje, gal net kiek parizikuojantis. Stankevičius metimu. Šių rungtynių minėjau, iš toli jis atakavo tik 25% pataikė. Davęs daugiau 3 taškų nei 2 taškų ir dabar įrodė, kad gali pataikyti. Marius Valinskas lipa į medį, Tiesiog sprogo visi žaidėjai, kurie buvo sukaupę netaiklius metimus, pataikė ir skaičiai buvo įspūdingi. Čia aktyvus perdavimai, 8 naudingumo balai jau davė kažkokios tai skaičiais apčiuopiamos naudos. Artėti prie dar artimesnio atstumo prie Lietkabelio, Jaylenas Henry. Jaylenas Henry. Žinoma, nusiteikęs būti vienu pagrindinių Jonavos puolimo žaidėjų. Keičiasi ginamaisiais Utena. Henningsonas prieš Francisko, netaiklus metimas. Henry blok. Trečiąjį kėlinį kartu su juo. Neptūno 5, Ernas Velička, Rikardas Lomažas, Donatas Tarolis ir Arnas. Čia namuose priėmė Kauno Žalgirį. Tas rungtynės pralaimėjo, bet tikrai davė gerą kovą. Dakas taip pasitinka savo varžovus. Slavinskas numeta kamuolį Henry iš toli. Repšys. Akivaizdų žaidėjas jaunas, pirmą kartą savo karjeroje tokiame lygyje gauna tokias stabilės ir didelės minutės. Kelius besidžiaugiančius sėkmingais epizodais ir bandančius užvesti savo. O čia Modestas Babraitis ir vėliau ir čia. Jį buvo tuomet sėkminga. Čia Henry. Prieš tą patį Pacevičių, vėl jau Mikrodvikova, tik dabar kitoje. Reikėtų kirčiuoti ir tarti jo pavardę, Nekraikas, Krikas. Ir čia Makai Eštonas Langfordas. Daugiausiai plius 21 turėjo šeimininkai. Henry, 2 taškai. Akivaizdu, kad šiek tiek turi pristatyti tą žaidimą tame smagiame chaose. Rinko taškus jonaviečiai neapskirtumo ir jonaviečiai yra triuškinami. Gulbių sparnai yra prikirpti Gargžduose. Ekipos abidvi kol kas gan lengvai išgliaudo varžovų gynybą. Būtent po tokio pralaimėjimo, nes vienas dalykas yra pralaimėti 4 pirmasis pirmenybių rungtynes, bet kaip tu pralaimėjo čia? Ir turėjo labai prastą vakarą praėjusią savaitę. Didelė KMT rungtynėse. Pataikomus 3 taškius metimus šeimininkų starto 5. Šiuo metu su kamuoliu numeris 24 Jaylenas Henry, kuris Tikrai tai būtų tokia pergalė pralaimėjime. Henry. Henningsonas. Henry. Atšoktukas su Henningsonu. Trečiosios baudos Lukas Kreišmontas pats atsikovojo kamuolį, taip pat netiksliai ir vėliau jau. Vaikšto vis dar kamuolys ieškant geriausios opcijos Janas Henry Ir Modestas Babraitis. Taip pat Jaylenas Henry čia taip pamūdės. Slavinskas prieš Gailių. Du buvę komandos draugai Klaipėdos Neptūne. Atakai. Henningsonas. Nuo parketo Henry, dešinė ranka. Komanda, nauja šalį, visai, kaip sakant, kiti bajeriukai.
Būtų įdomu išgirsti tą stand-upą. Ilmaras Janiksonas, vienas iš jonaviečių rezervų, kaip ir Džeilenas Hendris čia. Pelno pirmą. Į gynybą po prarastų kamuolių nelabai ir turi. Hendris iki galo buvo vaduojamas užtvaromis ir laisvinamas metimams. Dabar toks yra Trentas Magloglinas, o čia atkovotas. Kevičius. Tik dabar išsiskiria su kamuoliu. Pastebėjo jau ore. Tačiau irgi taip pat trūksta stabilumo, taip pat labai dažnai varžovų atakuojamas krepšininkas, kai jam tenka gintis, o Hendris vienas. Formatas buvo netikslus, dabar jau Henriksono geras perdavimas Henriui. Ir Henry. Hendris bando atsakyti tuo pačiu dabar jau Oskarui Pleikiui. Pasistumė varžovą, nėra pražus net ir greitesnėme puolime, sekasi kurti geriau. Hendris, dabar jau Jonava bėga 80. Jau kalbėkime taip, kovoja dėl garbingesnių skirtumų pralaimėtų rungtynių. Džeilenas Hendris.